prie kavos puodelio su Sūduvos žaidėja. Tai nauja rubrika, kurioje atviram bei šiltam pokalbiui kviesime Sūduvos komandos žaidėjas. Pirmoji prie kavos puodelio su Sūduvos žaidėja rubrikos viešnia šiemet vėl į profesionalų sportą sugrįžusi Andra Gabalytė. Kas paskatino pristatyti arba padaryti pertrauką savo karjeroje profesionalės? Šį profesionalės karjerą jau galim buvo sakyti, man atrodo, 5 metus buvau palikusi. Ten buvau trumpam grįžusi, bet taip susiklostė aplinkybės, kad nusprendžiau nebegrįžti. O jeigu prisiminus, kodėl tai gavosi, tai buvo šiokia tokia trauma čiurnos. Turėjau porą operacijų ir manau, tai buvo kaip ir gal ne tai, kad kaltė pačios, bet nebuvo toks pilnas atsistatymas, koks turėjo būti, norint grįžti į krepšinį. Aš dar grįžau, pažaidžiau pusę sezono, bet koja man tikrai neleido taip žaisti, kaip norėjosi ir sustojau. Bet buvo vis tiek dar ta mintis, kad reikia atsistatyti ir sugrįžti. Bet paskui vėl, kai būna gyvenime, gali svajot planuoti, bet sudėlioja kitaip. Bet atsistatinėjant Vilniuje, aš gavau kaip ir darbo pasiūlymą ir nusprendžiau tada pradėti jau dirbti. Taip ir gavosi. Pasakyk, kokia buvo pirmoji reakcija sulaukus Marijampolės Sūduvos pasiūlymo? Netikėta? Šiaip aišku netikėta. Kažkaip taip vis tiek, nesu aš ta jauniklė jau, plus vis tiek nebuvusi profesionaliam sportui ilgai. Tai šioks toks netikėtumas, aišku, buvo malonu, bet netikėtas. Po pavasarį Lietuvos moterų krepšinio A lygos finalinio ketvirto, į klausimą, ar norėtum grįžti į Lietuvos moterų krepšinio lygą, atsakei, gal atsimeni pati? Kažkaip nelabai tiksliai, aišku, atsimenu, bet sakiau, niekada neuždarau tam durų. Tai, taip ir... Priminsiu, jau sakei, jog metai nebe tie, einame ne jaunin, pasiekta kas pasiekta, tokios pesimistinės mintys. Tačiau po 4 rungtynių Sūduvos gretose pelnai po 14,5 taško ir kartu su Laura Saulyte esate rezultatyviausios žaidėjos. Taigi, sakyk, ar buvo sunku įjungti tą aukštesnę pavarą? Aš manau, gal pradžioj buvo daugiau tas psichologinis toks. Pačiai gal aš tą spaudimą tokį, ne tai ar spaudimas, bet toks vis kažkoks, kaip čia man pavyks, ar tikrai čia viskas bus gerai, nes buvo vis tiek tokios ir kalbos, kad pas trenerį gan sunkios treniruotės, ar čia man išeis pavežti, tas, kaip bebūtų. Aišku, aš niekada nuo sporto nenutolau. Aš visada palaikiau tą fizinę formą, tai nebuvo, kad aš labai pergyvenau, kaip čia aš, nes tas vis tiek pamainynas buvo gan paruoštas normaliai. Bet tokias mintelės kirbėjo, kaip čia vis tiek. Aišku, profesionalus sportas yra profesionalus, tai nemėgėjas, atėjai pažaidai savo malonumą, išėjai. Tai, kaip sakant, šiek tiek toks buvo nerimas, bet... Tie metai be profesionalaus sporto, sakyk, kokios naudos jie davė tau ir kai buvo? Kokios naudos jie davė man? Šiaip tikrai aš gyvenau Vilniuje ir turėjau daug patirties, bet kas vis tiek lietė sukausi kažkiek su sportu susijusioj veikloj, tai kaip asmenybei gal padėjo daugiau subręsti, pamatyti tą kitą kažkokį, kaip sakoma, ne krepšinio pasaulį šiek tiek, kur kai mes įsisukam į tą žaidėjos rolę, tai vėlgi yra visiškai kitas gyvenimas. Tai manau, kaip asmenybei gal tikrai padėjo daugiau subręsti, daugiau suvokti dalykų, įsigilinti tos dalykus, kur anksčiau nemastai ir pamatyti tą gyvenimą, tą kitokį už krepšinio. Nesigaili? Tikrai ne. Tikrai nesigailiu. Viskas, aš manau, yra taip, kaip turi būti. Visada atsirandam ten, kur turim būti, taip nėra ko gailėtis. Trumpai visiems papasako, kaip jie save, kuo dar be krepšinio užsiimi ir ką reiks veikti. Be krepšinio. Aišku, vis tiek, jei esi profesionalas, didžiąją dalį užima krepšinis, tu nori, tu ar nenori. Laisvalaikiu tai mėgstu skaityti knygas, mėgstu pažiūrėti filmus, mėgstu pabūti gamtoj, aktyviai praleisti laisvalaikį. Kartais visko būna, reikia ir norisi tik lovai pagulėti. Tai gal šiaip kelionės mėgstu labai, nors ne visada pavyksta keliauti, kada nori ir taip, bet tokia va. Daugumai vis dar esi žinoma kaip Daina, bet pasikeitė savo vardą į Andrą. Ir sakai, kokia yra vardo keitimo istorija? Oi, šiaip labai nesiplėsiu, bet jeigu labai trumpai, tai niekada aš nesijaučiu gerai su tuo vardu ir gilinausi, kadangi mama turėjo mane pavadinti Sandra.
gilinusi į vardų reikšmes ir kiek daug suteikė žmogui vardas. Ir visos savybės, kas lietė pirmąjį mamos pasirinktą variantą, tai tikrai atitiko mano charakterį. Ir manau, pribrendau tam tokiam žingsniui, kai jau neberūpėjo aplinkinių nuomonės, kas ten ką, kaip reaguos, kas ką sakys. Ir atėjo toks metas, dar pasikalbėsiu ir su mama. Pasakiau, kad taip padarysiu. Aišku, buvo kažkaip keista, bet jinai visą laiką sakydavo, pas mus kitokia, tai daryk kaip tu nori, kaip tau atrodo geriausia, taip pat ir viskas vyko. Sakyk, kas yra sportininkas, į kurį lygiavaisi vaikystėje, kai tik pradėjai domėtis krepšiniu? Net nežinau, šiaip tokio tikriausiai nebuvo. Aišku, dar ten žiūrėdavau už tą Žalgirį atsisėdusi ir dažnai mano patėvis eidavo pažaisti mėgėjiškai, tai visą laiką eidavau, nors aišku, aš ten kaip mergaitė maža tikrai negaudavau nieko, bet sėdėdavau, atsisėdus visą laiką žiūrėdavau. Bet kad išskirti kažkokį būtent žaidėją, tai tikrai negalėčiau, nes kažkaip gal kaip mergaitė, aš nežinau, bet tokia nebuvau jau ant tiek fanatė, gal galim sakyti taip, nors palaikydavau, sakau, kai žaidavo vyrai ir ten Žalgiris ar visą laiką žiūrėdavau, bet kažkaip tokių, kad atsiminčiau ir išskirčiau žaidėjo tikrai nebuvau. Sakyk, esi tapusi Lietuvos čempionė ir turbūt žinai, ką reiškia laimėti čempionatą, gal gali išduoti receptą? Receptą? Vėlgi sunku čia tai pasakyti, daug kas priklauso aišku nuo komandos. Tuo atžvilgiu, kai aš buvau čempionė, mes buvom patapusios, tai vėlgi buvo aišku sudėtis gan stipri, nes tai buvo Eurolygos komanda. Ir Lietuvos moterų krepšinio lygoje buvo šiek tiek gal lengviau, tokios kaip pačios jausdavomės, nebūdavo to didelio labai jau didelės konkurencijos. Aišku, irgi visą laiką reikėdavo eiti žaisti, nes kiekviena komanda norėdavo įkasti, norėdavo kažkaip parodyti, kad dar irgi gali sulygiuoti su Teo. Bet to recepto, tai viskas, manau, yra per darbą, per komandinį darbą, per norą, per didelį norą. Ir tas darbas, komandiškumas, manau, labai daug ką lemia, o aišku, vaisiai tai yra tikrai malonumas. Sakyk, kokie tavo tikslai su Sūduvos komanda šiais metais? Kaip, aišku, norėtųsi to aukso, kas be ko, tai taip tikėsimės, kad viskas pavyks, stengsimės, dirbsim, nes turim iškeltus tikslus ir, manau, visas vykdyti. Sakyk, tikriausiai jau pastebėjai, kokie ažiotažą pastarosius 2 metus sukelia Sūduvos ir Utenos dvikova. Ir sakyk, ką reiškia laimėti pirmąją tarpusavio dvikovą namuose? Yra vis tiek, kaip bebūtų svarbu, tas toks psichologinis vis tiek ne žaidimas, bet tas toks slenkstis yra įveiktas, bet ta pirma pergalė yra malonu, bet aišku, negalima ant galvų užmigti ir galvoti, kad čia visą laiką tai bus. Tai nebuvo lengva pergalė tikrai, bet reikės kas be ko vėl dirbti ir vėl iš naujo įrodyti, kad mes galime laimėti ir ne tik namuose, ir išvykoje, bet ta komanda, su kuria tikrai yra ką veikti ir visą laiką reikės rimtai eiti. Sūduvos komanda kol kas susiduria su problema. Labai prastai pradeda rungtynių pradžią ir, sakyk, nesvarbu, ar žaidžiama prieš stiprią komandą ar prieš šiek tiek silpnesnę. Kokios to priežastys, kaip žaidėjos, ko tavo nuomonė? Čia sunku atsakyti šitą klausimą, tikrai, nes ir mes kaip žaidėjos buvom susėdę, tai nėra, kad mums kažkaip, gavos kaip gavos, tikrai ne, nes mes tą temą diskutavom ir toks buvo kame, kas čia darosi, nes tai jau ne vienas o eilė varžybų, kad taip tikrai mes negalim užpulti tom pirmam atakom, o dar baisiausiai, kad būna ne tik užpult, bet ir klaidos. Kartais būna kaip ir perdegimas, kartais tas didelis noras, toks ta pradžia visa tokia, nors atrodo vis tiek dauguma ir patyrusių žaidėjų ir yra rinktinės narės, bet kažkas dar mums nesusiklijavo. Aš manau, kad dar kažkaip stengiamės nedaryti iš to tragedijos, nes tai vis tiek buvo tik yra sezono pradžia. Mes apie tai pakalbėjom ir aš manau, kad kažkaip gal jau pavyks perlaužti šitą tokį nesėkmingas pirmas etapas. Kokia šiais metais yra Sūduvos komanda? Klimatas? Šiaip tikrai viskas yra tvarkoj, panelės yra draugiškos, į treniruotės ateina dirbti noriai, net, sakau, nėra net ką pasakyti, nes tikrai klimatas labai, nors ir yra tas, aišku, barjeras tarp jaunų ir vyresnių žaidėjų, bet aikšteliai kažkaip to visai nesijaučia ir už aikštelės ribų nėra, tikrai to nesijaučia taip pat. Tikrai draugiška komanda ir visos
teigiamai nusiteikę, pozityviai. Džiaugiuosi, būdama čia tarp šitų panelių. Andra, esi pati tikrai patyrusi žaidėja ir labai daug mačiusi tiek užsienio klubų, tiek Lietuvos. Ir sakyk, ko Sūduvai reikia, jog šiais metais Sūduvos klubas pirmą kartą istorijoje galėtų užlipti ant pirmosios vietos pakylos? Taip, čia aš vienas irgi iš tokių, manau, paprasčiausiai nesvarbu, kas ten, kaip varžybos bus susiklostytų, ar ten laimėtumėm labai daug, ar visko gali būti, kartais, kaip sakoma, nenuspėjamas krepšinis, galime ir patirti pralaimėjimą, bet visada išlikti komandai, visada išlikti tam, sako, kumščių, vieną už kitą ir nesvarbu kaip ir kas. Tai yra tikrai didžiausias variklis, nepradėti ieškoti kaltų ar kažką kaltinti, kiekvienai pasižiūrėti save. Ir sukurti visą tikrai išlikti grynai komandiškai nusiteikus, vėl toliau tada įrodinėti, toliau dar matyti daugiau dirbti ir atsakingiau. Ir to pasiekoje visada būna geriausias rezultatas. Ir pabaigai, tikrai jau pabaigai, paskutinis klausimas, gal net ne klausimas, o prašymas. Palinkėk ką nors į kamerą sirgaliams, kurie seka Sūduvos naujienas ir žiūrovams, kurie ateina palaikyti gyvai. Pirmiausia, ačiū, kad ateinate, aišku, pažiūrėti ir mus palaikyti. Tikimės, kad turėsime tikrai visą laiką nudžiugintis pergalėmis ir daryti geriausią, ką sugebam ir visą laiką lauksim. Antrojoje prie kavos puodelio su Sūduvos žaidėja dalyje kviesime komandos naujokę Laurą Svarytę.